Gerą dieną. Atvažiavom su Arkčiu į žvejybą pagaliau. Planas atsidaryti Lietuvoje. Esam, kaip kad užsidarėm, taip ir šiandien Radviliškio tvenkiny. Atvažiavau dabar į 11 sektorių. Žvejoja kitam krante, matau, ir ten, ir ten, ir ten. Pirmam, 10, 9, 7 yra žvejų žodžiu. Šiandien kovo 28, man atrodo, kai važiavau, buvo 6 laipsniai šilumos. Oras geras, saulė šviečia. Gamta graži, tokia šiaip kaip ruduo, viskas ruda. Bet sėsim, bandysim pagauti tą karpį. Gavau informacijos, kad dar nieks nėra atsidaręs, nebent per šią naktį, bet iki vakar nakties, kada ten 12 val. Dar nebuvo nei vienas karpis pagautas šitam tvenkinį, tai gal dabar jau kažkas pagavo. Žodžiu, biškį išsikraunu daiktus ir bandysiu gal droną pasikelt, pažiūrėt, gal matysis netyčia koks karpis, nes realiai tai aš čia galiu į bet kokį sektorių važiuoti, nebūtinai esu pririštas prie to 11. Jeigu matysiu kažkur karpius kitur, tai kol dar visko neišsikrovau, galiu keliauti į kitą vietą, bet šiaip čia kaip ir būtų okei. Bet matau, kad saulė čia dar nešviečia, bet gal pašildys. Paukštukai plaukioja. Arkti, nelipk į vandenį. Tai mano vakar mąstytas planas tai buvo kažkur vis tiek gaudyt palei tas visas žolės. Bent jau 2 meškeres, vieną kažkur bandyti kitur, bet reikia ieškoti žuvies, ankstyvas pavasaris. Einam ieškoti rybos. Tas deda visą laiką. Į Radviliškį, kai atvaro, 2 siurprizus padeda. Atveža lauktuvių iš Mažeikių. Arkti? Mėgsti žvejoti? Patinka žvejoti? Patinka. Geras, eik žaisk, eik. Stiesk. Planas neišdegė, žuvės pamatyti nepavyko. Nu nieko, sėdim ir kraunamės daiktus, nešamės meškeres, bandom žvejot. Apsimėčiau daiktus, kažko trūksta, nieko neberandu, iš to Maroko viską išsimėtęs, vėl trūksta šitų tų 3, nu gal surasiu. Gerai, ruošiam sistemėlės, ruošiam jauką, dedam masalą ir mesim į vandenį. Kaip visada, kitaip nepagausi, jeigu neužmesi. Ane, Arkti? Geras? Ai, geras.
Reikia pasiruošti jauką. Šiandien naudosim kukurūzinės peletės, kukurūzinius boilius, saldus kukis ir, nežinau, įdėsiu gal kažkokių dėl spalvos biškį. Braškės gal boilių, gal braškės pelečių ir dar PVA miksą naudosim. Plius minus įsivaizduoju, kad darau jauką ne per daug riebų tokį, lengvutį, saldutį pavasariui, bet nestambu. Tai pakrašinam boiliu. Oi, kvepia kaip visą laiką puikiai. Daug jauko nenaudosim šiandien. Nėra tikslas tą žuvį pašerti. Yra tikslas 1-2 kibimai. Kažkaip bandyti surasti labiau, kur jinai yra. Paduoti tokį debesiuką. Pasižiūrėti, reaguoja. Paduoti spalvos minimaliai. Geltoną biškį su kokiais grūdeliais, raudonais. Kad masalas būtų atraktyvesnės spalvos. Kad pirmą imtų jį. Vėjas kyla į tą pusę, o ten tokios yra įlankėlės. Nu gal bus netyčia kažkur čia kažkas. Krušinų smulkiai. Daug čia nėra, bet greitai tirpstančios. Dėsim cielų. Idėja tokia, kad turėtų ištirpti tos peletės, paskleisti. Gerai, atrodo taip kol kas. Kukurūzinės peletės ir saldus kukis boiliai. Biškį įdėsim gaivį braškę, 4,5 mm pelečių, kad būtų spalvytas. Daug nedėsim. Užpilsim šiek tiek CSL, kad prisigertų į tas kukurūzinės peletės. Ir dar braškinių boilių pakrušinsiu. Kvepia skaniai, oras geras, saulė šviečia, šilta, su megztiniu, gražu, gamtytė, žmonės žvejoja. Atsiranda noras gyventi, debesų nėra. Pasaka. Bet kažkaip nuotaikėlės tokios, kad čia sunkiai bus. Ir kad dugne paskleistų dar tokį debesiuką PVA mišinio. To paties, kur dėsiu į PVA. Tuo pačiu. Ir čia yra tokių ir kukurūzų trupintų. Sausainiais kvepia. Dar biškį CSL.
kad nuskęstų. Noris, kad neplūduriuotų paviršium, čia baisiai visas tas jaukas mano. Biškiai įsigers, kad nuskęstų į dugną. Taip atrodys jaukas. Šiek tiek didesnių pelečių. Ir viskas, daug čia nesidarysiu. Po porą samčių į laivuką ir bus gerai. Kvepia puikiai, spalva graži. Uždėsim ryškų masaliuką ir bus pasaka. Prie to paties galim ir PV miksą iš karto pasidaryti, kai jau prisėdam. Tai tą, kur dėjau prieš tai, irgi biški per daug spėjau, tiek nesinaudosiu, bet gerai bus. Ir dėl spalvos pelečių. Ir porą saujų bailiukų. Gal ir vienos saujos užteks. Užteks ir vienos saujos. Ir išmaišom. Aišku, maišyti neturiu su kuo, tai tiks ir šitas. Realiai panašiai, kas mūsų jaukia. Daugiau tiesiog PV mišinio. Pasidarom keletą pavaškių. Nedidukių. Pirmam užsimetimui. Pamiršau jau kaip žvejot bereikia. Prisiminsim. Šešis PV pasidariau, užteks porai persimetimų. Nu ir ką, liko masaliukai ir rast žvejybos taškus. Nu nėra baisiai šilta. Šiemet toks vėlyvas tas pavasaris. Žodžiu, bandysiu įvairių spalvų. Tai ananasą, riešutėlį ir gaivį braškę. Dėsiu visus vafteriukus. Užsidėjau jau riešutėlį. Vienas baltas, vienas raudonas, vienas bus geltonas. Man atrodo, kad pernai čia visai neblogai kibo man ant vafteriukų. Tai nieko baisiai nekeisiu. Nesinori dėti čia didelių tų masalų, mažiukai čia ir tie karpiukai. Tai kol kas, kol pavasaris, sakau, viskas nedidukai, gaivus, spalvoti, bent jau mano visą laiką. Tokia pavasarinė taktika. Aišku, kažkas gal gaudo ir ant žuvinių šeria daug, skysčių daug pila, nežinau. Kaip kas gaudo, taip gaudo. Taisyklių turbūt nėra. Svarbu žuvį pagauti. Tai va, atrodys vafteriukas. Biški plaukas į ilgąją pusę, bet sueis. Nelabai turėjau čia laiko, kada ruoštis. Tai va, šiemet gaudysiu su kukulio produkcija. Neužilgo bus žuvinių jaukų, tai sekit puslapį, sekit Facebooką, visas naujienas, pamatysit, ko nematė dar. Ir ta proga pirmos žvejybos ir tikiuosi, kad sezono atidarymo proga pirmiem 10 žmonių Kukulis LT puslapį su kodu YouTube bus saldi nuolaidėlė. Tai nepražiopsokit, tik tai 10 žmonių, tai eikit Kukulis LT, pasižiūrėkit, kažką išsirinksit ir žvejokit. Nu, šitas gal jau plauko ilgis tema.
Bandysim. Žodžiu, užsidėjau 2 inline sistemėlės, vieną safe clipso. Ką radau, ką turėjau, tą sudėjau, kas iš Maroko likė. Biški čia apsitvarkyti reikėjo. Viskas. Jau kaip paruošti, pava padaryta. Masalai yra. Meškerės ready. Kūriam laivą. Varom. Kažkaip čia sunkiai bus tokios nuotaikėlės. Nežinau. Dar plus nieks nieko nepagavo šitam tvenkinį, nors jau kovo 29 šiandien realiai. Šeštadienis. Tai jau kiti prieš 2-3 savaitės mačiau ir laukinios atsidarė ir daug kur. Čia tai dar gilis didelis čia. 3,5-4 metrai lyg, tai neaišku, kaip čia tas vanduo dabar pakilęs. Tvenkinys didelis. Karpių nėra, kad čia irgi milijonai. Nu, bandysim. Gal kažką pagausim. Girdi. Apagausim ribą. Eik, tu koks jisi šitai. Koks jisi. Geras, pasilgai tu gamtos, ane, žvejyba išliekti. Nuradau vieną tašką, tai tikrai kur man patiko. O porą pasižymėjau prie tų krantų, kaip ir sakiau. Bet kažkaip, nežinau, nu vieną reiks vis tiek būtinai mesti prie tų švendrų kažkur. Bet dugnas ten minkštesnis. Tokių žolių čia matau prie krantą. Tai ten irgi galimai jau bus. Gerai, dedam porą samtelių. Mūsų kukulinio jauko. Blemba, čia nemažai, gal užteks. Gero vieno. Pasiruošėm iš karto pava. Viskas ready. Dedam. Nu, ilgai laukiau šitą momentą. Kažkaip paskutiniu metu nieko nepagaunu. Tai nenustepčiau, kad irgi nieko nepagaučiau. Nu, matysim. Jau visur apie 4. Bet matysim. Čia kitas kolega plaukėjo su dronu. Tai matė. Sakė, šitam sektoriui ir matė kažkur, bet nemanau, kad ten prie pat krantą. Tai bandysiu dabar 2 meškerės realiai. Ten toliau į kairę, į dešinę ir vieną prie krantą. Jeigu nieks nekibs iki vakaro, tada vakare jaučiu 2 permesiu prie kranto arčiau. Nepasakyčiau, kad labai esu nusiteikęs prilupt. Bet niekad negali žinot, kaip čia bus. Laikykit viską ir uždėkit laiką. Nu, sumečiau meškerės, šiaip ne taip, 11:30, kad aš čia atvažiavau 9. 10, 2,5 valandos, ką aš čia veikiu, pats neįsivaizduoju. Nežinau, neypatingai man čia patinka. 2 ten į 4 metrus, 1 ten į kampą į 2 metrus. Nu, dabar jau yra kaip yra. Nežinosi, kur čia ta žuvis iš viso laikos, ką čia veikia, kur jin guli. Tam kartui dėrės žuvies nerodė ne vienos. Oi, nu ką, reikia eiti papusryčiaut, biškį pailsėt, apsitvarkyt. Pasivaikščiau čia aplink krantą. Nežinau, kaip čia būtų protingiau daryti. Nu ką papasakosiu. Nu, pasitrauk biškį, nu. Girdi.
Taip įsidėsi. Nori? Monsteriuko. Nenori. Pasivaikščiau čia aplink krantą biškį. Tokių įdomių įlankėlių. Beveik dugnas matosi. Aišku, žuvies čia nieks nematyti. Sakau, vakar kažkur matė. Su dronu sakė kažkur toj pusėje, bet neaišku kur. Realiai, logiškai mąstant, kažkaip norėtųsi mest į 1,5 metro, į 2, bet čia daugiau niekur nėra apart krantai. Jie čia malasi po tus krantus, nes ten, kur filmavo dronu, tai normaliai kažkur plaukėjo, bet gal plaukėjo paviršiui, o į dugną nesileidžia. Su laiveliu rodo 7 laipsnius paviršiui, tai jeigu 4 metrai. Tipo daug nesiskiria čia, aš įsivaizduoju, bus 6 kokie dugne. Rudenį kažkaip labiau skiriasi ta temperatūra. Aišku, dar tik tai po pirmos 15, bet kažkaip aš neturiu kantrybės. Atrodo, kad nieks nekimba. Nors ką tik užmečiau realiai prieš 1,5 valandos. Tai aš kažkaip galvočiau, kad arba reikia mest visas į krantą, arba 2 į krantą, vieną kokį zigą bandyti, ant durniaus užmesti. Bet kažkaip tingiu. Tai nežinau, ką jūs darytumėt. Aš tai galvoju, kad būtų logiška pasiimt man laivelį į ranką. Ir va, čia to aš savo takeliu aplinkui pizu. Ten vieną vietelę, ten. Ir aš ten prie jas matau, kur dugnas kietas, kur kas. Tik tiek, kad gaunasi ten, ką žinau, 6 metrai nuo krantą. Bet kalbėjau su Tomu, čia žvejojau prieš 2 savaitės, praeitą savaitę. Sakė, 2 metrai nuo švendrų metė ir tipo buvo 2 kibimai, bet neištraukė. Tai esu apmąstymuose, ką čia daryti, kažkaip nesinori tų meškerių taip vieną pusę suštabeliuoti visų draugų škipskas su to išsitraukimu. Klausimų daugiau negu atsakymų. Kiek čia šerti? Nežinau, kaip čia būtų protingiau ir logiškiau padaryti. Nei čia kokį šuolį pamatysi, nei ką. Kažkaip drono batareikos išsikrovė per žiemą. Vieną 20%, kitą kem. Galvojau, čia skraidysiu 3 batarkės su to dronu. Bet panašu, kad nelabai, dar vieną reiks patikrinti. Dabar kol vėjas, tai bangelės tokios, tai nieko nesimato. Apie 6-7 nurim turėtų. Bus 2,5 metro tik vėjas, tai gal matysis, kurie čia plaukia. Jeigu matyčiau, mesčiau ten, kur jie plaukia, tiesiog ir tiek. Mąstau žodžiu, kaip čia, kas čia ir ką čia reikia daryti šis. Kas ta žvejyba tokia bėra ir su kuo jinai valgoma. Kaip kamera? A geriau rodo, a ne geriau. Pasimiau kitą. DJI Osmo Action 5 Pro. Galvoju, reikia 2 turėti. Nu, nebrašyk. Vieną gal pasikabinsiu čia nakčiai, jeigu ką, su šitą filmuosiu. Matosi kas nors kokybės atžvilgių, kad geriau ar ne. Parašykit, mikrofonas tai tikrai girdėtis turėtų geriau. Tai gali girdėtis va visokie nosies putimai, šnopavimai ir kvepavimai. Nu, bet pakentėsim gal. Kažkaip tingisi sėdėti, čia nieko neveikti, tai susirišau zigą. 3 metrų su geltonu ziga laina. Ir tokiu ziginiu pavadėliu. Tai galvoju, tą vieną, kur buvo užrištas safe clipsas, mesiu kur nors, 3 metrų zigas bus, į 4 metrus ten, o 2 eisiu su laiveliu, žodžiu, ir kažkur prie krantą. Biškį jauko dar pasidariau, nes žiūriu, kad eina. Nes kažkaip čia tingisi sėdėti tokią gražią dieną, kad čia kimarint, reikia pasistengti žuvį pagauti, tai pabandyti ir zigą, ir krantus. Tai taip darom. Traukiu meškeres ir permetinėjau, nors čia realiai praėjo 2 geros valandos, nu bet. Paleidžiam laivą ir einam paskui. Čia pirma vietelė, bet tokia gan artima.
realiai 5 metrų nuo manęs. Gal biškį dar paplaukim toliau, kur geriau matysis ir bangų nebus. Va čia gal ir visai nieko. Kaip galvojat? 1,6 metriuko. Pats tas. Jaučiu bandau. O, pabiro jaukas. Debesiukas toks mažiuliukas. Nu gerai. Vienas čia už šiam 6 metrų. Kitą dar panešiu ten kokį dar 30 metrų. Gal kažkas kažką kažkur. Niekada negali žinoti kada. Zigas užmestas. Dabar kažkaip labiau patinka. Matai prie kranto, kad tikrai ne į kokį šašlavyną įmeti. Gilis 1,6. Arba jis krantais, arba neis. 1 iš 2. Tai va. Prieš tai čia mečiau. Dabar varom biškį tolyn. 7 laipsniai. Nu, kažkas matosi, kaip čia tas krantas. 1,8 metrų. Galvoju, čia gal. Ar varyt toliau švendrų. Pats neįsivaizduoju. Nes čia tokios žolės va prasideda jau. Aš stengiuosi surasti tokią švarę vietelę. Gal čia bus kažkas dar švariau. Čia tokios žvejybinės vietas, bet gal čia nieks nežvejoja dažniausiai, tai gal būna ramu. Va, čia visai švariai atrodo, bet tai nežinau, man čia labai patinka. Tokie akmenys dideli, jeigu čia įkristų sistemėlė tarp tokių akmenukų. Bet tie švendrai čia saldžiai atrodo, va ten kur nors užmetus. Bet kas man atrodo nereiškia karpių, taip pat atrodys iš tikrųjų. Nu bandau, čia gal visai gardžiai atrodo. O, iškrito. Gerai bus, o ką darysi? Nieko čia nepribursi, akmenų nematau, žolių toj vietoj nematau. 1,6 metro gilis. Nežinau. Kažkiek logikos yra, bet... Einu. Varyk, Zeni, bėg, eik žiūrėk, kai nekimba. Greitai. Matau, kitam krante bėga kažkas žuvį gaudyti. Kažkam kimba lekia. 7 sektoriui. Pakirto ką tik. O. Nu va. Tvenkinys atidarytas 7 sektoriui. Cėlį 7. 7 sektoriui 7 vyrai. Vieną pagavo. Nuliuks, geros naujienos. Atrodo šaltas vanduo. Toksai ledinis mėlynas. Nu ką, praskridau su dronu dar. Nieko nepamačiau, ne vienos žuvelės. Porą paukščių, porą pagalių. Daugiau nieko. Arktis visas šitai. A, jau nieko, nusivalė. Buvo juodas. Porą papipsenimų. Vakarėje, šalta, 6:30. Reiks permest porą meškeryčių. Tai kiek čia žmonių žvejoja? 5 turbūt vieną žuvytę. Nu, sunkiai, čia didelį giliai. 4 metrai, 4,5. Visas tvenkinys, tai čia vėlai jisai. Vėlai pradeda gyventi, man atrodo. Bet nieko. Tas ir įdomu, kad tą vieną pagauni ir džiaugies, negu kad ten priluptum 15. Tai va, sėdžiu, reikia eiti šildytis, jau persimetinėti, kažką veikti, kažką daryti. Bet toks noras tiesiog pasidžiaugti tą gamtą. Pasidžiaugti gamtytę, išlindus iš namų. Visą žiemą ilgą. Viskas gerai, fainiai. Reikia tikėtis, kad ateis ryba. Laukiam.
Praskrido dar kolegos iš kito kranto su dronu. Tai sakė, vakar šitojam sektoriui buvo žuvis. Šiandien, kai aš atvažiuoju, kaip visada, žuvės nėra. Žuvis kitam krantė, sakė, pirmam sektoriui. Tai žodžiu, rybą tenai. Biškį pasistiprinau, stipriai vėsta. Gal ateis ir į tą krantą, prasukę ratą, bet kažkaip abejoju. Bus matyt, nuėmiau narčią kokį 10 erkių jau. Tai žinokite, erkės jau pilną programą juda. Kiek žinių, biškį pakimarinu. Galvoju, čia verta permest ar ne. Gal eisiu pasižiūrėti. Bet nesimatys nuo kranto, ar ten išiest ar ne. Reik lempą užsidėti. Tuoj pat sutems čia per pusvalanduką. Prieš miegą vis tiek dar reiks permesti. Porą meškeryčių. Arba vakarinis kliovas, tai nereik trukdyti žuvų. Praeitą kartą, kai buvau, tai tik sutemus iškart prasidėjo kibimai. Bet tas buvo rudo. O rudo nuo pavasario labai skiriasi. Ne, arkti. Eik, tik šlapios tos kojos tavo nešvarios. Nekelnok. Nekelnok. Du pip. Yes. Yra. Yes. Yes. Nedičkas, bet eina savo patys, suprantat, ką jis man reiškia. Jėga! Kaip dabar? Šlempos neturiu ant tos kameros. Va! Taip. Eina savo čia kaip čia lievai. Baig, brolau. Leisk. Baig, sakau. Yes. Happy. Antras karpis šitam tvenkinį šį sezoną. Nedidukas. Baig. 3. Gali baigti. 3, gal 4. Kažkas apie 3 kg. Toks va veidrodukas. Yeah. Sveikas, gražus, nieks neprilipė. Aha, čia kažkokia žaizdelė. Pasaka. Karpožnikas. Varau, iš karto šį paleisiu. Ten. Šaunuolis. Nu į va. Tokios naujienos. Jėgelė, iškart nuotaika. Žiūrėkit, iš čia dar varo. Varyk iš čia.
Širdis net kalatojas, kai buvau pasilgęs to garso. Pipo. Ant ko užkibo. Pats pamiršau. Sakiau jau. Ai. Ant balto riešutėlis. Yes. Всё, varu persimesti. Nice. Nu va, permečiau tą vieną. Dar biškį palauksiu, prieš miegą reiks ir kitas permesti. Nedaug dar tų valandų, tik tamsu jau. Kaip man pasiimt dabar be botų. Žodžiu, viskas. Tikslą padariau savo. Vienas karpis man yra per akis. Tai dabar bus tik bonusai. Jas, uždėkit laiką. Ačiū. Pasidariau dar jauko, nes dar tik 8, tik jau link 9, bet laiko dar yra. Tai dar tokių kibimų čia gali būti. Negali žinoti, reikia turėti. Labai geras dalykėlis, rekomenduoju. Kibiriukas, įsidedi savo, pavaškiam viską, pasidedi prie laivuko. Kibimas, bam, laivukas, bam, kibiriukas, viskas vienoje vietoje, jaukas, pava, puč ir davai į trasą važiuojam toliau. Nes kai viską išsimėtai, tai nieko neberandi po to. Nu ką, nuotaikos geros, 100%. Viskas džiugu, viskas pagal planą. Jo, jeigu dar vieną kitą bonusiuką pavyks iškraptyti, iš vis pasaka. Bet dabar jau, kaip sakant, dabar jau ramu. Vieną tą karpiuką pačiupinėjau iš karto. Atsidarius sezono, nuotaikos geras. Pasaka. Net nebešalta, viskas šilta savo, puiku. Hebra kitam krante žvengia. Visi laimingi, visi patenkinti vyrai, gamtai išvažiavę. Atsipalaiduoja, pasidžiaugia, pabūna. Ko daugiau reikia. Važiuokite jūs. Nekimarinkit namuose. My God. Kas vyksta, chebrytė? Su to kamera tai ir vargu, žinokit. Net nepradėkit. Tik susimaišiau jauką, tai aš nežinau, kiek čia praėjo. 10 minučių. Oho. Tik čia. Pareina jau, matau. Nu, į viršų. Kilk į viršų. Drauguži, baig. O, į krantą pasidavė. Nu, šaunuolis. Eikti. Ups. Nematėt, kaip ištraukiau. Sorry, šaika, bet ištraukiau. Nepabėgo? Ne, yra.
Reikia iš karto atkabinti, man atrodo. Opa. Šį kartą ant ananaso. Ui, koksai apvalutis rubuiliukas. Nu, pasiruošę. Nes aš tai pasiruošęs jums parodyti antrą šios dienos žuvytę. Biški didesnis, per kokį kilogramą. Piktas koks. Žiauriai fainiai. Iš antro taško. Yra būdų nuo kranto. Vienas iš pirmo, pačio artimiausio, kitas vat šitas iš antro. Pirmas ant riešuto, šitas ant ananaso vafteriuko. Nedidučio. Va. Tvarkelė. Juda. Jo, gražuoliai. Visi į kairę varom. Varom pažiūrėti. Bachūras atbulinį jung. Nudėjo. Nu ką, žaibas, hebra. Super, reikia ir tą permesti. Oi, biš் palauksiu, nėra čia ko draskytis. Ta proga, nealkoholinio vieną. Nu hebra, už naują sezoną, kad būtų geras visiems, kad karpiai kiptų, kad nebūtų ašarų. Rekordų daug ir viso kito. Būkit sveiki. Turiu du dalykus pasakyti. Karpis yra karpis, nes net ir tie mažiukai daug džiaugsmų teikia. O kitas žvejyba yra jėga. Jau žudėjau eit gult, bet kažkas atleidinėja, kažkas pipsena, kažkas kimba. Varom traukti. O, vaikinė. Yra trečias.
Kaip ir sakau, jau galvojau eit miegot, bet išvažiavo dar vienas. Mažiukas šitas. Baik. Šalta man rankom, baik. Parodau. Va. Oi, degytė. Va. Trečias karpiukas. Karpalė. Oi, kamera nukrito. Nu, žodžiu. Parodžiau, einu paleisti ir persimesti. Nesigaudo, jis kur čia plaukt reikia. Ne ten, seni. Reiks eit padėti. Atbulinį. Išplaukė. Šaunuolis. Opa. Viskas. Laivukas padirbėjo. Televizorius rodo raudoną spalvą. Artis guli. Mieguok. Einu ir aš miegoti. 3 karpiukai. Puikus rezultatas. Biškį jau kaip ir pailsėt reikėtų. Pamiegoti. Jeigu bus koks didelis, tai parodysiu, jeigu ne, tai gal iki ryto. Kaip sugalvosiu žodžiu. Kimba. Nuvarau vėl. Oi, labą rytą. 6, man atrodo. Spėjau į žolę įsibėgt, kol aš čia išlėkiau už tas palapines.
gražu, tik šalta. Tikrai šalta. Toks va trumbuiliukas. Nu šalta tai belia kaip. Belia kaip. Na, čiart. Vienas tas, kur kibo ten prieš tai. Tai kol dabėgau, pakirtau tuščią jau. O šitas biški buvo irgi iš žolės, man atrodo. Parsitraukiau per 5 minutėlės. Iš 103 gal metrų. Nu gerai, nu nebesvaik, Jėzus Marija, 6 ryto. Nušneki čia vapšė, girdi. A girdi, plemba, šalta man, aš noriu eit gulti. Toks va 5. Ir paskutinis, nebepermėsiu aš tos meškerės čia tikrai. Einu paleidžiu su visu. Ai, na, blemba. Su visu nepaleisiu. Nudėjo tolyn. Nu, einu į lovyti dar. Sėsk. Šluotą susirinkęs. Apsisuk. Eik, 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 eik. Gerai, laisvas. Labą rytą. Laikas kaveliai. Ai, gražus rytas, šilta. Dabar jau šilta. Kai buvau atsikėlęs 5 ar 6, buvo šalta. Žodžiu, nežinau kiek čia buvo dar naktį, 2 kibimai ar 3. Vieno neištraukiau, kol atbėgau iš palapinės, pakirtau tuščia buvo. Ir tą paskutinį rytą ištraukiau. Tai iš viso, man atrodo, 5 kibimai 4 žuvis. Arba 6 kibimai 5 žuvis, dabar pats nebežinau jau, bet juda. Jau po to nebepermečiau net meškerių. Nafig galvoju, reikia pamiegoti. Čia važiavo žmonės maudyti šalia. Vieni, kiti 7 ryto, 8 ryto. Su mašina prie pat už palapinės privažiavę. Tai nebuvau labai toks patenkintas, bet reik dalintis mūsų valstybės turtais. Tai vat, tokios žinios kimba puikiai. Dar permečiau. Gal netyčia kažkas dar išvažiuos. Gurkšnoju kavytę. Arktis prisirinkė šiukšlių pilną į visą kailį. O erkių nuėmiau kokį 30 jaučiu. Gal nebus labai daug čia įsisiurbusių, tikiuosi.
Tai va, eisiu nufilmuoti laivuką vieną turiu naują. Tai parodysiu. Ir viskas, geriu kavą, pusryčiauju, laukiam kibimo. Gerą dieną. Šiandien esu Radvilišky prie ežeriuko, prie tvenkinuko. Prigaudėm karpių. Prigaudžiau karpių. Ir atsivežiau vieną naują laivelį parodyti jums. Ir pats patestuoti. Tai yra Asasinas. Bet šitą video atskirai kelsiu. Tiem, kam įdomu, galit pasižiūrėti, kam ne, kas žvejot pombom. Laivelį nereikalingi. Tai toj sustiksim. Pats laivelis atrodo taip. Visi modeliai turi auto drive funkciją. Tai yra, kad paspaudus plaukia tiesiai. Vieną mygtuką paspaudus. Jisai varo tiesiai. Ir paspaudus atgal sustoja. GPS modelis turi 24 išsaugomus taškus. Laivelis pats grįžta namo, jeigu dingsta signalas arba jeigu baterija išsikraudinėja. Laivelis turi 3 greičius, tai yra 30, 50 ir 70 metrų per sekundę. Aišku, yra 3 laivuko modeliai. Tai yra Basic, be GPS-o. Tai jis tiesiog yra pultelis, kur plauksi ten, išmesi masalą ten, kur nori. Tada GPS-inis modelis, kuriais gali nusistatyti tašką, ir namų tašką, ir žvejybos 24 taškus. Ir yra sonaro modelis, kuris rodo viską. Tai jeigu domina, parašykit arba nueikit laivukas.lt. Yra visų šitų modelių, yra ir kitų laivukų. Arba galit parašyti Facebook'e ir pagal jūsų biudžetą išrinksim jums kokybiškiausią galimą variantą. Dėkui. Nu ir kągi, viskas. Pakojos daiktus. Buvo gera žvejybėlė. Ačiū, kad žiūrėjot. Uždėkit laiką, paspauskit prenumeruot. Neužilgo varysim į laukinius. Davai.